Sveiki, draugai, aš Taifun. Draugai, visiems jums siunčiu didžiausius linkėjimus, pagarbą ir meilę šią naują dieną. Gal gali tuoj pat parodyti Bončiuką? Bončiuk, nori išeiti į lauką, Bončiuk? Vakarios paleidau, jie taip vaikščio, kad net sunku apsakyti. Dar ir Faisalą pasiėmė su savimi. Visi kartu, Faisalas dar ir vadovauja jiems. Šiandien vėl paleisiu. Ūkyje padarėme keletą pakeitimų, parodysiu juos. Turiu jums labai gerą naujieną. Mūsų dukra Nora atsivedė. Ačiū Dievui, turime sveikų mažylių, juos irgi jums parodysiu. Šiandien bus labai turiningas vaizdo įrašas. Prašau jūsų, neįsižeiskite prieš tai, padarykite man malonę. Prašau. Labai apsidžiaugčiau, jei palaikydami pamėgtumėte šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruotumėte ir parašytumėte komentarą. Veiksmas. Pažiūrėkite į mano liūtus. Ar Destanas laimės? Šiai mergaitį dar nedaviau vardo, draugai. Šiame vaizdo įraše nuspręsiu jos vardą. Šiame vaizdo įraše, kur mano dukra mano gražuolė, tikras liūto gabalas. Būsimoji legenda, ateik čia, ateik čia, ateik čia. Dėl tavęs viską paaukočiau, mano brangioji. Mašala mano dukrai. Mašala mano gražuoliai. Eikime pažiūrėkime. Paleiskime tos boncukus, pažiūrėkime. Boncuk, ateik sūnau. Tegu mano bonzukai pasivaikštų, tik Destančia net ateina. Ateik bonzuk, ateik Reis, ateik. Reis. Ateik, jau čia tavo vieta, ateik, sūnau. O. Bončiuk iškart parodė, kas čia šeimininkas. Sėkmės darbuose. Ateikite, ateik. Vėl šiandien pradėkime piemenauti. Ar lauke yra šuo, kuris galėtų jiems užpulti? Nėra, senelė, žinai, pasaulyje vienintelis. Palauk, senelė, man įdomu dėl Destano. Pirmą kartą paleidau Destaną kartu su ožkomis. Ar jis ką nors pasakys? Senelį, pasaulyje vienintelis dobermanas aviganis. Destanai, mano gražuolis sūnau, koks tu charizmatiškas, tarp žolių stovi, ką tu ten veiki? Mano liūtė, mano charizmatiškas sūnau, gyvybę už tave atiduočiau. Ožkas taip pat pradėjau kasdien išleisti, kaip žinai. Brolau, visur žolė. Šitie, Destanas atėjo, dabar palauk minutėlę. Destanai, palauk minutėlę. Tu niekši tu. Argi nesakiau tau žaisti gražiai, sūnau? Mašala, koks užaugęs tas išdykėlis. Gyvybę už tave atiduočiau, bet uždarykime tave, Destan baba, teik. Dabar tu pradėsi išdykauti. Tu dar ir kitus šunius suerzinsi. Tu esi labai užsispyręs, palauk. Palauk, sūnau, palauk, minutėlę, Destanai. Jis pyksta, nes uždariau tą bičią. Pažiūrėk, jis mane suplėšys. Suplėšys tas beprotis. Ateik čia, Boncuklar. Ar paleisti prie jų ir pusatą, tėti? Ar yra šuo, su kuriuo pusatas galėtų kovoti? Pažiūrėkim, nėra. Pusatai, ateik, eik, sūnau. Dabar iš pusato padarysiu aviganį. Pusatai, mano liūtė, mašala jums. Ką aš sakiau, broli? Pašarų kainos labai išaugo, pakilo. Šitiems irgi mašala pašaro neužtenka, nors ir netrodo, kad priaugtų svorio, bet jie gerai ėda. Kadangi tai pieninės ožkos, jos šiek tiek mažesnės sanien ožkos. Bončiuk baba, ir lauke tau tinka būti, mano liūtė. Dabar visą dieną nuo ryto iki vakaro laisvai vaikštote. Bončiuk, kaip sekasi, karaliau? Ką? Palauk, Nataša. Tuoj pavydi, tuoj, užtenka man juos paglostyti. Palauk, ne, elkis normaliai, ne, Nataša. Palauk, Bončiuk, užvožk tam dėdei ragais, užvožk sūnau, tegul dėdė pasimoko, užvožk jam, negailėk, nežiūrėk į jo ašaras, Bončiuk, duok jam, nenaudėlį dėdė, uždaryti tave. Dabar jau žinok, dėdės galas atėjo, Natašos galas atėjo. Pažiūrėk į Bončiuką, oho, tebūnie Dievas jam maloningas, muš Bončiuk, ožka prie šunis, matai? Jeigu prie Bončiuko būtų dar 2-3 patinai, jie tikrai to šunis išvaikytų, tikrai sakau. Ei, Nataša, gerai, per daug jums leidau, išpuikote, palikite ramybėje. Jie gauna iš manęs drąsos, šiaip jau nieko nesako, nekreipkite dėmesio. Tegu mūsų ožkos praeina. Gerai, jaunimas, ramiai. Kavinėje esantis pamatė, jos irgi išprotėjo. Brolau, žinai, mums reikėjo vietos, kad uždarytume dėdę. Vakar tai padarėm, prie Sky padarėm labai gražias duris. Tie, kurie seka mane per Instagram, žino, mano Instagram adresas yra taifan.mirci.tv. Sekite ten, mes dalinamės, kai darome. Konteineriuose darbai beveik baigti, įrengėme virtuvę ir panašiai. Dar iki mėnesio pabaigos ten tęsime darbus.
Pastaruoju metu daug užsiėmiau remontu, todėl šiek tiek apleidau vaizdo įrašus, atsiprašau. Bet toliau tęsime visų greičių, broli, visų greičių. Tegul iki mėnesio pabaigos visiškai baigsiu darbus, tada visų greičių. Dabar bonsukai ateikit čia, tegul ganosi. Rokiai, ar padaryti tave irgi aviganių, Rokiai? Vakar Rokį nusivedžiau į parduotuvę, jis važinėjasi vežimėlėje. Parduotuvėje buvo labai juokinga, reikėjo pamatyti. Princesė, ką veikia mažyliai, brangioji? Mašala, orai jau kelias dienas gražus. O, pažiūrėk, nufilmuok tą stogelį. Stogelis iš priekio, mašala, labai gražiai atrodo, draugai. Kai iš čia pažiūrime, kai tą vietą užbaigsime, bus nuostabus vaizdas. Izabelė dabar konteinerį, Izabelė irgi atsivedžiau, sakiau, truputį pasivaikščiok, nes jei dabar paleisiu, vaizdo įrašę puls ožkas ir kitus gyvūnus. Ja prieš tai uždarysiu, dabar jį ten. Kai ten viską iki galo sutvarkysime, jei Dievas duos, ta vieta irgi labai gražiai atrodys. Sodui irgi nusipirkau naują mešką, nufilmuok ją, ji guli pavėsinėje. Penimą gyvulį irgi auginama aukai, jei Dievas duos. Nuo tada, kai atėjo, ji gerai pastorėjo, aukai duos daug gero mėsos, jei Dievas leis, ji irgi ten guli. Ateik, duris irgi tai padarėme. Norėjome daryti naują narvą, bet sakėme, kad nereikia naujo narvo, kažką sugalvosime. Sakiau, kad panaudokime sandėlius, dabar ir ten tvarkysime, išvalysime. Pažiūrėk, parodyk čia truputį, žinote, čia vidurinės durys buvo sulūžusios. Vakar čia padarėme tokias duris, nudažėme jas juodai, labai gražiai atrodė, broli. Pirmasis mūsų kambarys toks. Pavyzdžiui, kai reikės uždaryti Natašą ir kitus, broli, tiesiog iš čia įmesiu juos vidun. Kadangi viskas iš betono, jie iš čia nepabėgs. Čia viską gražiai sutvarkėme, durys irgi labai gražios gavosi. Eime parodysiu vidų, beje, durys dar nebaigtos, tik pastatėme, šiandien jas suvirinsime. Viduje dabar baisiai netvarkinga, čia mes viską, kas nereikalinga, visokius šlamštus ir atliekas mesdavome. Šunys čia vakar tikrai daug pelių sugavo, net viena pelė štai ten žiūrėk, viena pelė ir ten. Žinok, viduje tikra pelių invazija, visur pilna pelių. Šunys vakar čia, ačiū jiems, gerai išvalė, nuo pelių išvalė, šiandien ir mes čia tvarkysimės. Žiūrėk, dabar, pavyzdžiui, palauk, aš išeisiu į lauką šiaip. Didžiausia problema yra su dede, Asija, Nataša. Žiūrėk, juos dabar uždarykime. Duris be spynos, dar čia viskas nebaigta, šiandien ir tai sutvarkysime. Dede, eik iš čia, pažiūrėsim, bėk sūnau, parodyk pašą. Apačioje padarėme panelinę tvorą, viršuje tinklas. Apačioje sakėme, kad būtų tvirtesnė, ten, kur jie gali pasiekti, tikiuosi iš čia nepabėgs. Šiandien padarysime spyną ir išbandysime. Nu, tarkim, paleidau Faisalį, paleidau ožkas, ar paleisiu kitą šunį, visus tris čia įleisiu. Šiaip didžiausia bėda man kelia Nataša, dėdė, Asija. Nuo šiol šį reikalą galutinai sprendėme, jie čia ir liks, broli. Kaip jums atrodo duris? Laukiu vertinimo iš 10, man tikrai labai patiko. Sky durys irgi štai tokios tapo. Sky, kaip žinote, čia buvo pririštas lauke. Sky galiūnė, ateik sūnau, ateik, tegu visi pamato tavo ūgį ir laikyseną. Sky nenori išeiti. Nuo tada, kai Sky įkėlėme į vidų, jo nuotaika labai prasta, draugai. Jis labai liūdnas, neturi nuotaikos, bet Sky vieta tapo labai graži. Sky, kaip žinote, apatinę durų dalį draskydavo, todėl čia apačioje pritvirtinome storą skardą, kad neišlaužytų visur. O viršų padarėme iš panelinės tvoros. Taip, Nataša ir kiti jau pabėgo, nes ant durų nėra spynos. Sūnau, šiandien, kai užbaigsiu spyną, jie daugiau nepabėgs. Čia yra panelinė tvora, apačioje skarda, panelinė tvora visur prisukome, gavosi tvirtas ir gražus dalykas. Kodėl aš norėjau Sky įdėti į kambarį, dabar kai dėdė eina pro čia, jis puola, nedaug dievė dar susimuš ar dar kas nors atsitiks. Pirmiausia, Skyjui buvome padarę tą narvą, kur buvo Medūza draugais, bandė ten išlaužti grotelės, bet naujoj vietoj taip nesielgė, mašalach, čia gavosi gražiai, durys irgi labai gražios. Nuo šio čia bus nauja Sky vieta. Sky, ar galime ateiti pas tave į svečių, sūnau? Nuo tada, kai Skyjų čia pastačiau, jis atrodo kažkoks liūdnas. Sky, atrodo, kad esi šiek tiek prastos nuotaikos, sūnau, bet pažiūrėk, tau padarėme atskirą kambarį. Stambulė žmonės moka 10 000 lyrų nuomai už tokią vietą, sūnau. Jei meluoju, sakykit, kad meluoju, bet aš matau. Dabar Sky tėvas gyvena puikioje vietoje, tik vidų reikia išvalyti ir viskas bus gerai. Čia darbai dar nesibaigė, bet baigsis. Po to šiandien sumontuokime ir suvirinkime šias vietas, gerai, broli? Medūzų vieta irgi labai gražiai atrodo. Medūza, ačiū Dievui, irgi iš čia nepabėga. Ji irgi griauna tą namelį, varo mane iš proto. Tas namelis, kuriame jie gyvena, Medūza mane tikrai išvedė iš kantrybės.
Kartais į mane visai atgraso nuo gyvenimo. Norėčiau ją atiduoti, pažiūrėsime, jei atsiras kas nors geras, atiduosiu medūzą. Pas Eskobarus irgi neturime problemų, nauji narvai, kuriuos padarėme, gavosi gražus, bet dar papildomai irgi padarysime, broli. Oi. Pusat per daug nesiral su Marazu. Dabar aš noriu į sodą išleisti Karlosą, Hektorių ir kitus. Todėl lauke neturi būti pririšto patino šuns. Apolonas, Marazas ir Aresas yra lauke pririšti. Šiuos 3 turime atrišti, jiems taip pat paruošime specialią vietą, kad nekiltų problemų, nes kai jie pririšti, tarkime, paleidau Hektorių, jis gali bandyti pulti pririštą šunį. Kaip saugojame Eskobarą, Skajų ir kitus, taip pat jiems padarysime specialią vietą. Ką veikiate, mano mažyliai, mano meilės? Jūsų vieta labai graži, ar vaikštote po didelę teritoriją? Šie irgi, ačiū Dievui, gerai užaugo. Mano mažyliai, ačiū Dievui už jūs. Kur mano meliukai, mano mažyliai, mano liutukai? Žiūrėk, dede, nelies bončiuko, elkis gražiai. Dede, ateik čia, eik. Nelies koškų, palik juos, tegu ganas. Elkis gražiai. Prisiekiau, paprastai jie taip nesielgia. Dabar, kai aš čia vaikštau, dedė su Nataša užsiveda. Žiūrėk, tegul jie dabar ramiai savo vaikšto kaip nori. Rokis, tu irgi jų neliesk, neklaužada. Gyvūnai ramiai ganasi, aš prie jų nesisuku. Jie čia įsisiautėja, uždėkime ir ten užraktą, kai juos uždarysime, ožkos ir kiti gyvūnai Faisalas galės laisviau vaikščioti. Pusatas. Ar Pusato ant kaklo nebuvo ant kaklio? Pusatai, ateik. Ateik, sūnau, ateik. Aviganis Pusatas. Liūta Pusatai, apeik aplink juos, sūnau. Gražus mano sūnau, mašalah, gerai ūgteliai. Pažiūrėk, dėdė. Senelė, ateik čia. Senelė, praeik. Senelė, ateik. Ateik. Nekvailiok. Pabūk ramiai, pažiūrėkime. Ateik čia. Dabar atėjo eilė Noras jaunikliams. Ateik, Johanai, eikime ten. Noras draugai niekada nekėliau iš vietos, nieko neliečiau. Kodėl? Dabar ten yra žemės grindis. Na, mes jau anksčiau tai patyrėme. Kai dedame į gimdyklą, visada būna, kad jaunikliai suspaudžiami, tas atsitinka, anas atsitinka. Kadangi tam plytelės, gimdykla dar ir labai šalta. Ten būna šalta nuolat, reikia kūrenti krosnį, reikia to, reikia ano. Broli, aš visai neliečiau jos vietos, o ta vieta, kur jį guli, iš esmės kaip gimdymo dėžė. Kaip manai, Giokanai, kiek iš viso turime jauniklių, ar yra kas žino? Atsirastų. Tada tam, kas atsakys teisingai, bus dovana. Jei vieną iš mažylių padaunosi, aš pasakysiu skaičių. Tada pagalvosime apie tai. Dabar Johan parašys iš netikrų paskirų, jis pats žino. Pažiūrėsim, kas atspės, laukiu spėjimų komentaruose. Tai te patikrinu, nes aš pats suskaičiau po vieną. Kiek patinų, kiek patelių yra, nežinome. Sakėme, kad visų geriau nelieskime. Tada pasakysiu, iš viso turime 8 jauniklius. Nemelok, broli. Kiek jų? Turi 7 jauniklius. 7. Kur dingo vienas? Vienas mano? Vienas Johano. Iš viso, sakykime, 7. Kiek patinų, kiek patelių nežinau, bet mūsų jaunikliai, ačiū Dievui, labai gražus. Netgi žiūrėk, čia ponios Noros pirmasis gimdymas. Paprastai tokie šunys per pirmą gimdymą patiria daug sunkumų. Prispaudžia, užmuša, suėda, neprižiūri. Bet Nora, ačiū Dievui, šiuo klausimu labai gera kalytė, draugai. Giokanai, eik vidun. Gerai. Vienas. Duok man vieną tokį patį kaip Nora. Gerai? Tokie patys kaip Nora. Vieną? Vieną. Per daug nerodykime. Tada duosiu tau savai. Vieną, juk vakar jau buvo. Vakar pagimdė. Šiandien antra diena, mūsų mažyliai, ačiū Dievui, sveiki, bet draugai. Pamačiau, labai susijaudinau, visai neliečiau jų vietos, pagalvojau, neverta nieko keisti, tegul čia ramiai prižiūri savo mažylius. Mes per daug liečiame, per daug kišamės, kad tik išgyventų, bet tada kyla dar daugiau problemų. Geriausia palikti viską savaime. Palikome viską savaime, ačiū Dievui, viskas sveikai susitvarkė. Mūsų mažyliai auga, dabar jį jais rūpinasi. Tikėkime, kad visus jų mokį išauginsim. Johanai, laikyk, kad nepamatytų kameros. Duok man, duok. Duok man, duok. Ar turi pinigų, broli? Duok. Nemokamai neduodame. Eik, pažiūrėkime. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Palauk. Ar esame pasiruošę, draugai? Palauk, dede. Dede žiūri į jauniklį iš už nugaros. Prašau jūsų, nepamirškite pasakyti mašallah. Labai prašau, pasakykite mašallah. Ma pirmin, bismillahirrahmanirrahim. Pažiūrėkite. Pirmiausia, pažiūrėkime, ar tai berniukas ar mergaitė. Mergaitė.
Mano mergytė. Mašala, tau žiūrėk, jos raštas visai kaip mamos. Turime sveiką anūkę, sveikinimai mums. Tikiuosi, kad Dievas leis ją gyventi sveikai ir saugiai. Mama ją gražiai pasirūpins ir prižiūrės. Mašala. Anksčiau jau klausėme, įdomu, ar buvo tokių, kurie atspėjo skaičių. Tai buvo mano spėjimas, aš sakiau, kad ji pagimdys 8 ar 10 jauniklių. Ačiū Dievui, jinai pagimdė 8 mažylius, draugai visi tokie. Yra ir kitokių spalvų. Kai pirmą kartą atvykome, buvo 4, nes ji buvo ką tik pradėjusi gimdyti. Po to jų tapo 6. Po to vakarinės apžiūros metu jų tapo 7, šiandien ryto apžiūros metu jų tapo 8. Taip, ji visų neatsivedė iš karto. Šunų gimdymas vidutiniškai gali trukti beveik 2 dienas, draugai. Bet iš viso Mašalak turime 8 šuniukus. Prašau jūsų, nepamirškite pasakyti Mašalak, ši irgi graži mūsų mergaitė. Giokanai, paimk ją ir padėk ten, kad per daug nenutoltų nuo mamos. Atidaryk tas duris. Ateik. Atidarai, brolo. Ateik. Jis įėjo vidun. Mama, žinai, Nora nuėjo į kampą, tiesa? Taip, Nora yra kampe. Gerai, ji nuėjo į savo vietą, eik. Viduje ir taip žinote, kaip gimdymo dėžėje. Ačiū Dievui, draugai, mažylis nebuvo prispaustas ar sužeistas. Mes juk tikrinam, brolau. Nuolat tikriname, tikiuosi, kad ir nepatirsime. O žinote, kaip dabar yra? Šie rotveleriai Cane Corso, jie dažnai linkę traiškyti savo jauniklius. Pas juos dažnai būna jauniklių netekčių. Turi nuolat stebėti. Mes neturime galimybės nuolat stebėti. Bet mama taip pat gerai prižiūrės, pavyzdžiui, Norą, nors ir pirmas jos gimdymas, ačiū Dievui, ji puikiai mama. Ji priėmė savo jauniklius, puikiai jais rūpinasi. Taip? Mano įraštui šitas. Gerai, nerodyk sūnau, filmuojame, vėliau pažiūrėsime. Tu pridėk prie spenelio. Tai sakau aiškiai ir tiesiai. Gerai, padėk papačią. Žiūrėk, vaikeli, aišku. Nesirink iš anksto, Dieve. Aš jį pasirinkau. Duok Dievę, kad tik išgyventų, o paskui visa kita bus lengva, broli. Net jei jis liktų vienas, tas mažylis yra mano. Ką turiu omeny? Taip. Tegu nebūna taip, kaip buvo pas Leo. Tokio pasaulio nėra, gal gali išeiti iš ten. Man tai nerūpi. Jis sako, jei liktų vienas, būtų mano. Aš pavoksiu ir įsivesiu Norą, žiūrėk. Ką dar? Dabar žinot, aš su Nora ištraukiau Hektorių, draugai. Hektorius yra labai didelis šuo. Nors Nora yra patelė, ji taip pat gana didelė, mūsų sode ji yra didžiausia Cane Corso patelė. Be to, jie atitinka visus standartus ir turi kilmės dokumentus. Ir Hektorius turi kilmės dokumentus, ir Nora turi kilmės dokumentus. Abu jie yra puikios kokybės šunys. Jei Dievas duos, kai šuniukai užaugs, jie taip pat bus dideli ir gražus, broli. Tikėkimės, kad pavyks juos užauginti, draugai. Ateikite, pažiūrėkime į tą žmogų. Gal nereikia jo rodyti vaizdo įrašą. Palaukite, sūnau. Salam aleikum. Kaip sekasi liūto vaikelį? Ar paleidai bondžiukus, Faisalai? Bėk ir žaisk su jais, Faisalai. Dabar, draugai, jei viskas gerai, šiandien ir šios vietos durys bus baigtos. Padarysime ir šios vietos duris. Palauk, ar leisti Rokį pasivaikščioti su Faisalu? Roki, ateik! Roki! Roki užsodinsiu ant Faisalo. Roki, ar nori toje pavedžioti su Faisalu? Ar nori pasivaikščioti? Neklaužada. Senelė, elkis protingai. Nervink manęs po velnių. Neklaužada. Eime trumpam į lauką, pažiūrėsim. Štai žiūrėk, šiandien čia įstatysime šias duris, dar nupirksime specialią skardą, tą rombų rašto skardą, ar kaip jį ten vadinasi. Šios vietos duris irgi šiandien užbaigsime, tada iš karto pereisime čia. Po truputį, ar net Taisinai, tėvelį? Gražuoli mano sūnau, paleisti tave irgi? Paleisiu. O tu paskui pulsi ožkas beproti. Dabar ateikite, broliai. Po truputį pradėkime ten tvarkytis, draugai. Ten viską gerai išvalykime, kad atrodytų tvarkingai. Galiausiai tą mėlyną spalvą nudažysime ir vidų, kad viskas būtų švaru. Dar Sky vieta irgi nebaigta. Dar turime laiko, pirmiausia, čia svarbiausia susitvarkyti. Giohanai, dabar išneškime visus nereikalingus daiktus iš čia. Geliai? Padarykime čia tvarką. Ką išimame? Iš tikrųjų, žinai, čia tikrai Faisalo vieta. Faisalas visada... Netelpa. Kaip čia netilps? Juk viduje nebėgios, o kai lis lietus vis tiek įeis. Išeik, dede. Dede, išeik, laikyk, išeik, pažiūrėk. Išeik iš durų angos. Draugai, išneškime visus šiuos niekučius. Po to viską surinksime paskiausiai. Dar turime daugybę reikalingų daiktų. Viduje gali pasirodyti pelė. Jų yra visur. Ar ne taip? Išeik, pažiūrėkime. O. Pelės čia viską užpildė. Čia bus geros medžiagos, o čia jau išvalyta, anksčiau buvo dar blogiau, draugai.
Kiek tik buvo šiukšlių ir atliekų, viskas buvo čia. Palaukite minutėlę. Pirmiausia, išneškime šituos lauk. Pažiūrėkime, ar pavyks pagauti pelę vaizdo įrašę. Jie čia dabar tikrai suras. Čia yra Dedė, Nataša, Asija. Visi trys yra pelių medžiotojai. Palaikyk šitą. Tik tą kraštą, gertuvę. Sūnau, laikyk tai tiesiai. Kodėl laikai pasvirusiai? Iš tikrųjų, tai tu laikai pasvirusiai. Išeik, Dedė. Dedė, išeik į lauką, Dedė. Neklaužada, Dedė. Į lauką. Sūnau, vėliau viską surinksime. Pirmiausia, ištuštinkime vidų. Juos reikalingus atskirsime pačioje pabaigoje. Dede, į lauką. Senelį, į lauką, senelį. Išeik, pažiūrėkime. Bėk iš ten. Senelį, išeik. Miss Fauk. Sūnau, kodėl dabar paėmė į kastuvą? Nu, kad pakelčiau iš apačios, broli. Jei koks nors gyvatė, ar dar kas nors išlys, bus bėdų. Dėdė, išeik, dėdė, išeik. Išeik, sūnau. Išeik, sūnau, išeik. Išeik, na, išeik, na, išeik, na, išeik. Bėk iš ten. Mano gražus peilis irgi čia, matai? Matai, štai iš čia. Gerai, kad jie jame radome. Stok. Su juo jau nieko nepadarysi. Kodėl? Kągi tu su juo darysi? Aš tave paskersiu. Visa tavo ūkio šutvė čia susirinko. Iš karto meskite tai į vidų. Palauk, Nataša. Valymas užtruks gana ilgai. Užtruks, turime darbo bent valandai. Yra juk ir kampų. Draugai, šiuo metu kambarį. Ačiū Dievui, beveik visiškai išvalėme, liko tik šiek tiek smulkmenų. Iš čia išnešėme maždaug 6 ar 7 karučių šiukšlių. Tikrai daug šiukšlių buvo. Kaip matote, dabar grindys tokios švarios, kad ne tik šuo galėtų gyventi, bet jei nudažytume sienas ir žmogus galėtų gyventi. Tikrai švaru. Iš tikrųjų norėjau perdažyti, bet paskui pagalvojau, kągi dabar reiškia dažyti šią vietą. Tik kai liks tik šitos, jas išmesime. Gražiai atrodytų tikrai. Bet gražiai atrodytų, tik kai juos sudėsime, vis tiek išmesime vidun. Dabar dažysiu, dažai bus išvaistyti veltui. Geriau visai nedažysiu šitos vietos.
Visai nereikia dažų. Duok man tą kastuvą. Dar likusius taip pat įmeskime vidun. Imk, pripildyk. Dabar viskas visiškai švaru. Nei pelių, nei nieko neradome, visi pabėgo. Pamatęs tai, kas čia per velnias. Pasirodo tai lenta. Lauke dar pilna visokių niekučių, juos irgi surūšiuosim, šiukšlės ir visa kita. Palauk, Nataša, bėk šalin. Mergaitė, tau čia turbūt labai patiko. Palauk. Brolau ir iš vidaus. Pasirodė ir daugybė daiktų, kurių dar prireiks. Gręžtuvas, kampinis šlifuoklis, ko tik nori, viską čia anksčiau buvom sumetę. Po to. Ateik čia. Po to viskas tapo šiukšlėmis. Dabar sandėlį padarėme šone. Šone. Dabar ten sudedame tai, ko reikia. Šitą taip pat atiduosiu šunims. Iš tikrųjų, čia gavosi labai gražus kambarys. O gal čia panaudotume kažkam kitam, ką darytume? Man labai patiko šis kambarys, Johanai. Daryk, ką nori, man nerūpi. Išvalytas jis pagaliau atrodo padoriai. Daryk, ką nori. Jei nori įsinešk lovą ir miegok viduje, man nerūpi. Taip. Aš išvaliau, duris irgi užbaigsiu, mano darbas čia baigtas. Taip. Teisingai? Ne, aš tik klausiu nuomonės, juk tu esi žmogus. Ne, bičiuli, neklaus manęs nuomonės. Tavo galva geresnė už mano. Tai yra... Dabar jau paklausai mano nuomonės. Jis kažkaip keistai pyksta. Ne, broli, čia nepyktis. Ko čia tai pūtėsi, sakau, žmogau, čia... Tau nepatinka, broli? Tai pasiūly kokią nors idėją, kas galėtų būti. Ne, aš nepasiūlau, nes tau vis tiek nepatinka. Dabar trenksiu galvą į sieną. Trenk. Tikrai trenksiu galvą į sieną, draugai. Prisiekiau. Klaida manyje, burakai. Kodėl aš taip sakau? Ką turėtume daryti? Paklausk žiūrovų, jie tau ką nors pasakys. Na ką manote, ką čia padaryti, draugai? Ar dėti Natašas? Iš tikrųjų, čia žinote, dar galime čia įdėti ir Apolą, ir Marazą, bet vėlgi reikia vietos dėdukams uždaryti. Apolas, Marazas iš čia niekaip nepabėgs. Jie paprastai viską išardo. Bet iš čia jie irgi nepabėgs. Nežinau, broli, turime gerai apgalvoti šitą vietą, draugai. Kaip manote, ką turėtume daryti? Sugalvokite man čia gerą idėją, broli. Nes čia, oi, dėdė. Pagal tai ir vertinsiu. Prašau, iššluok čia ir sutvarkyk. Kai čia išvaliau tą didelį nešvarumą, atsirado daug vietos, broli. Kaip tikri namai, žinai. Tikrai atrodo kaip namai, labai dideli. Dėdė. To jau jūs čia uždarysiu, dėdė. Ką tik Faisalas išėjo į lauką. Prie ožkų. Tie begėdžiai seniai vėl jį vejasi. Palauk, padirbsiu ir surinksiu. Čia gražu. Aš čia paim tą kablį nuo ten. Žinai, kaip atrodo kastuvo galas. Yra tokių greitų, su estetiška nosimi, va taip. Paim tą kablį iš ten. Kadangi čia matome kablį, mums jo prireiks. Sėkmės darbuose. Jei pavyks, meistras irgi išeis. Tu jį išleisi. Pasitraukite, jaunimas. Dabar viskas švaru. Dabar iš šiuos atskirsiu. Švarius, nešvarius. Čia irgi visai bjauriai pasidarė, draugai. Šiuo metu viskas gerai. Šiandien čia padarysime spyną. Baigsime spyną, po to darysime namo duris. Namo duris jums parodysiu jau kitame vaizdo įraše. Bondžiuk, sveikas sugrįžęs, sūnau. Ką tu darai, ką? Neklaužada. Čia. Dėde, ateik čia. Št, Asija. Bončiukas vėl supyko, muša. Oi, Bončiukas išprotėjo. Bončiukas išprotėjo. Gerai, sūnau, palik juos ramybį. Senelė, ateik čia. Ne, broli, ne, geriausia būtų juos čia uždaryti. Tegul gyvūnai ramiai vaikšto. Jie šiaip taip nesielgia, bet pamatę mane tai išdykauja. Ne tai, kad jie ką nors kandžiotų, tiesiog erzina kitus gyvūnus. Na gerai, tęskime darbus nuo ten, kur sustojame. Štai ir šį kambarys tapo toks, kaip matote, draugai. Kaip ir sakiau, laukiu jūsų nuomonių. Ar apgyvendinti dėdę? Gal panaudokime kitam tikslui?
Jei parašysite komentaruose, pagalvosiu ir perkelsiu. Na labai jūs myliu, nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės iki pasimatymo. Likite sveiki, mano draugai.